Kas atsitiko? Laimėjo! Jėga! Paplokė mūsų geriausiai žaidėjai! Luhanai! Valio! Valio! Kaip sekė susirinkime? Peržiūrėjom 3 įrašus, jų treneris siaubingai įsiuto. Palaukit. O kur Oktavijus? Oktavijus mus gina kaip kengūra savo kengūriukus. Alio? Sveikas, Leo. Solė skambina. Taip skambino, nes šiandien gausiu albumą. Tu mane lydėjai fotografuotis. Norėjau paprašyti, kad palydėtum ir pasiimt. Lauksiu. Gerai? Bučkis. Žinai, paskutinė naujiena? Kokia? Pasiruošk. Giliai įkvėp. Pilara draugauja su Tomu. Netikiu. Jokauji negali būti. Kaip galėčiau šitaip jokauti? Nejokauju. Negali būti. Kažkas pajokavo. Klausyk, Solė. Girdėjau, kaip senis su Pilara kalbėjo apie jos bernužėlį, turėdamas galvoj Tomą, supranti? Palauk, Tomis negali taip žemai smukti. Juk jis su manim draugavo. O dabar su ta? Jei nenori pripažinti krovės, tavo bėda. Ne, Fernanda, aš paprasčiausiai tavim netikiu. Melagė. Kaip jauties? Blogai. Taip skauda, Markai? Ne, pykstu, kad iš manęs atėmė galimybę pasireikšti. Matė, kaip jį žaidžia. Nekvailiok. Ne taip ir gerai žaidžiu, baig, Markai. Po tų varžybų man kilo didelis noras toliau rungtyniauti. Tikrai man irgi. Nors abejoju, ar mums leis. Kodėl susirinkimas taip ilgai nesibaigė? Nežinau, einu pasižiūrėti. Ne, palauk, tik čia, nebūk tokia nekantri. O ką man daryti, tas kailis Andradė nieko nedaro? Nieko nedaro? Jis tikras šaunuolis, rizikavo dėl mūsų. O tu sakai, kad nieko nedaro. Gal tavo dailės pažymiai blogi, kad jam pataikauji? Ne, reikia pripažinti jo pastangas. Dabar nieko nedaro ir dar negrįžta. O ką mums daryti? Vaikai, labai svarbu. Kas? Ateikit visi, kas atsitiko? Komisija jau nusprendė. Ką nusprendė? Dienoraštis. Marisa? Čia Lola, atidaryk, Marisa. Marisa? Luhana, Laura. Dieve, mano atidarysit ar ne? Čia Lola. Liaukis duris išlauši. Neatidaro. Atidarykit. Man atrodo, kad ketvirtokų nėra. Kur jie? Išvažiavo su tuo akiniuotu mokytoju. Dailės? Taip. Augustė, jei ketvirtokų nėra. Kas tam kambarį vaikštinėje? Niekas, Lola, niekas. Augustė, aš girdėjau, bet to durys iš vidaus užrakintos. Liaukis, padėk, man noriu gidai dovaną nupirkti. Palauk, kas ten? Atidarykit. Einam. Prizas mūsų! Į Bariločią! Važiuosim į Bariločią! Palaukit, tylos! Paplokim Andradijai. Jis pasiekė, kad diskvalifikuotų urugvajačius. Ir kad mums leistų toliau žaisti. Tylos! Spirito, Agirė Bustamante, noriu, kad paaiškintumėt, ką veikit stadione. Parodėm, kad mūsų nepaspirsi. Tylos, manot, kad reikalai taip tvarkomi? Kad galite mokyklos vardu eiti ir bet ką iškrėst? Pone Dudnovai, jie nekalti, jie vykdė mano nurodymus, aš juos priverčiau važiuoti. Ne, netiesa. Spirito, nutilkit. Andradė, aš esu atsakingas už fizinį lavinimą, jums negalima kištis, visada lendate, kur jums nepriklauso. Jūs mūsų neapgynėt. Tylos, Andradė, tikiuosi, mokėsite paaiškinti, kodėl taip neteisingai pasielgėt. Žinoma, paaiškinsiu, Dudnovai. Tik pirmą labai prašau, kad leistumėt vaikams skirstytis. Jie čia nieko dėti. Gerai, eikite savo kambarius. Mes su mokytoju Andradė įsiaiškinsim. Tylos! Jie prancūziškai dainuoja. Bariločia. Tomi? Solė?
Parodyk. Čia tavo neblėstančio grožio paslaptis? Ne, aš iš prigimties gražus, bet tas šiek tiek padeda. Norėjau paklausti, kaip sekės dėl varžybų, viskas išsisprendė? Taip, gerai. Labai džiaugiuosi, aš labai nerimavau. Gali nusiraminti, einu persirengti. Dar šis tas? Ko nori? Aš skubu. Reikia eiti į barą dirbti. Apie tai ir norėjau paklausti. Ar tikrai draugauji su Pilara? Su Pilara? Ne, su Pilara neturiu nieko bendro. Kas tu sakė? Ne. Už tos nepakenčiamos keituolio kaukės, kurios Pablas niekad nenusima, slepiasi labai vienišas vaikinas, kuriam reikia švelnumo. Man labai norisi jį apkabinti. Gal pradedu pamiltą pasipūtelį? Ar čia tiesiog prakeiktas noras padėti ir saugot pačius silpniausius? Būk geras, pasistenk kalbėti nepykdamas. Kaip man nepyktinės? Jis niekada nieko gero nepadaro. Prašiau pabūt su juo. Kas atsitiko? Paaiškink, apie ką vakar galvojai, Pablai, kai palikai Javierą vieną ir išėjai su savo draugais? Apie ką čia kalbė? Neapsimetinėk, Pablai. Marisai teko Javierą namo lydėti. Palauk. Jis nenorėjo su mumis eiti, aš jį kviečiau. Nemeluok. Paklausk Tomo arba Gido, jie paliudys. Aš jį kviečiau, jis sakė, kad nori grįžti namo. Lyg tavo draugai būtų angelėliai, bet ką sugalvos, kad tik tu sveiką kailį išneštų Pablai. Tada Javiero paklausk. Gerai, pasikalbėsim su Javieru. Gal įvyko nesusipratimas? Paklausim Javiero. Kuris yra? Kuris? Nu į barą. Tuoj pakviesiu. Tavo kambarį palauksim. Noriu teikti saldų prizą geriausiai komandos žaidėjai Luhanai. Valio Luchiai. Ačiū. Nesidžiaugi. Ne, dėl Marko neramu. Jam vos kojos nesulaužė, supranti? Franciskai, kaip Markas jaučias? Bibliotekoje pasiliko, jam labai skauda. Ne, Luhana. Jau ėjai su juo į kiną, gana, ne? Laura, būk gera, eik pažiūrėti, kaip jis jaučias. Labai prašau. Na, gerai. Ačiū, Laura. Labai noriu. Duosi? Palauk truputį. Marisa, labas. Sveika. Kaip sekas? Buvau užsukusi tavo kambarį dėl to raštelių, kurį man palikai, bet nieko neradau. Buvau stadione. Ko norėjai? Norėjau padėkot. Tu man sakei tiesą dėl Diego, aš tavim netikėjau. Ačiū. Nėra už ką. Išsiskyrėt? Taip. Gal ir gerai. Tokių niekšelių geriau iš tolo šalintis. Dar ko nors norėjai? Kągi, iki. Iki. Javierai, ką čia veiki? Nieko, man galva apsisuko. Blogai jaučiuosi, ieškojau, ką nors atsigert. Ateik, sėskis. Noriu atsigert, galva labai skauda. Su kuo atvažiavai? Su mama ir Serhijum, bet nežinau, kur jie pasiklydau. Tiesą sakant, man skauda galva. Palauk, Tomi, atnešk aspirino ir arbatos. Štai kur tu. Liaukis, nematai, kad jam bloga? Palauk. Dar blogiau pasijus, kai dantų nesurinksi. Nori muštis, trenk man. Aš labai patenkinta. Pamatysi, viskas bus gerai. Jūs laimėsit varžybas. Tikiuosi, kad galėsim žaisti. Dar Dunofas turi sutikti. Jis labai įtikęs. Pažiūrėsim, ką pasakys. Nesirūpink. Mano tėvelis jau surinko parašus, kad jį įtikintų. Viskas bus gerai. Jau šiek tiek ramiau. Jei tavo tėvelis mūsų pusėje tikrai, galim daugiau tikėtis.